Tokie burlaiviai prieš kelis šimtmečius naršė pasaulio vandenynus, buvo didžiųjų geografinių atradimų ir kovų dėl viešpatavimo jūrose liudininkai. Tai galeonai. Tiems laikams pakankamai dideli ir greiti gerai ginkluoti laivai. Daugelis jų išgarsėjo tolimais žygiais, pelnė šlovę jūrų mūšiuose ir kėlė siaubą priešininkams. Iki mūsų dienų išliko tik vienintelis šios burlaivių epochos palikuonis. Tai galeonas Vaza. Jis saugomas specialiai šiam laivui skirtame muziejuje, kuris prieš 8 metus buvo pastatytas Švedijos sostinėje Stokholme. Tai vienas moderniausių pastatų šiame mieste ir pats populiariausias muziejus Skandinavijoje. Kasmet jie aplanko beveik 1 milijoną žmonių, norinčių susipažinti su nepaprasta karališkojo galeono istorija. Didžiąją lankytojų dalį, apie 40%, sudaro švedai. Po jų eina anglai 23%, 17% lankytojų vokiečiai. Rusai Vazos muziejuje lankosi dažniau negu prancūzai arba švedų kaimynai suomiai. Jie sudaro 3% visų lankytojų. Pastaruoju metu palyginti nemažai mūsų tautiečių buvoja Stokholme, tačiau čia jie tokie reti svečiai, kad jų niekas atskirai ir neskaičiuoja. Kiekvienas lankytojas muziejuje vidutiniškai užtrunka 84 minutes. Mums deja teks pasitenkinti trumpesnę ekskursiją. Štai jis, karališkasis galeonas Vaza, tapęs savotišką Švedijos nacionalinę relikviją, kuri liudija apie senas šios šalies jūrinės tradicijas. Iš visų pasaulio burlaivių tapusių istoriniais paminklais, galeonas Vaza yra bene garsiausias. O juk jis niekada neskrodė tolimųjų jūrų vandenis, nedalyvavo nė viename mūšyje, daugiau kaip 300 metų ramiai išgulėjo Stokholmo uosto dugne. Tad kuo jis nusipelnė tokio didelio, ne tik savo tautiečių, bet ir kitų dėmesio? XVII šimtmečio pradžioje Švediją valdęs karalius Gustavas II Adolfas tęsė savo tėvo pradėtus karus su Danija, Rusija ir Žečpospolita, siekė Švedijos įsiviešpatavimo Baltijos jūroje. Dievui padedant, valstybės gerovę sieksime per savo laivyną, skelbė karalius. Jo manymu gerai ginkluoti švedų laivai turėjo saugoti nuo priešo antpuolių šalies krantus, kontroliuoti laivybos kelius, blokuoti Dancingą bei kitus užsienio uostus, tarp jų ir mūsų šventąją, kurie sėkmingai konkuravo su Švedijos uostais. Šiems tikslams įgyvendinti reikėjo didelio ir stipraus laivyno, o jis tuo metu buvo gerokai praretėjęs. Dėl audringų orų ir ištikusių nesėkmių jūros mūšiuose Švedija per 4 metus neteko 15 savo didžiausių laivų. 1625 metų pradžioje karalius Gustavas II Adolfas pasikvietė žinomą laivų statytoją Olandą Henriką Jibertsoną ir sudarė su juo sutartį dėl naujo laivo statybos. Tai turėjo būti pats greičiausias ir galingiausias to meto Švedijos karo laivas. Karalius jo statybai skyrė didelį dėmesį ir asmeniškai nurodinėjo, kokios turi būti laivo proporcijos, koks apginklavimas, vertė skubėti, bet geriau būtų to nedaręs. Naujasis laivas, kurį karališkosios dinastijos garbei nutarė pavadinti Vaza, buvo statomas Stokholme, pačioje didžiausioje Švedijos laivų statykloje.